vieno nuteistojo mama. Nu ir ką, ir mes šią vietą istoriją pradedam. Sveiki. Sveiki. Su Dovydas Stepanovičius, brolis, kuris mirė kalėjime, įkalinimo įstaigoje, Pravieniškių pirmam kalėjime. Brolio nuteistojo, kuris mirė Pravieniškių pataisos namuose. Taip. Brolis. Taip. Jaunesnysis ar vyresnysis? Vyresnysis metais. Ok, dėstyk. Dirbau tą dieną, kai sužinojau, kad brolis mirė. Visą dieną man telefonas netilėjo. Skambinėjo kažkas. Grįžau namo pas mamą. Tai plius minus kiek kartų skambinėjo? Gal kokią 10 praleistų skambučių turėjau. Ok. Grįžau pas mamą po darbo. Atėjom su mama į parduotuvę ir mamai sakau, man skambinėjo numeris vis. Mama sako, tai grįžęs pakelt telefoną. Grįžom namo ir kaip tik skambino man. Pakeliau telefoną. Sako, žinai, kad brolio neturi? Sakau, nežinau. Sako, mirė. Sako, turėjau su jumis susisiekti. Niekas su mumis nesusisiekė. Paskambinau į Pravieniškių atvirą koloniją Budinčiui. Paprašiau, kad mane sujungtų su Budinčiu pirmo kalėjimo, kur buvo nuteistasis Audrius Stepanovičius. Tas man informacijos nieko nepatikė. Tada paskambinau į kalėjimo departamentą. Tai bet iš kur tu paskambinai, iš kokio telefono? Į savo mobilaus. Iš savo mobilaus? Internete susiradau kalėjimo departamento numerį. Paskambinau, tenais atsiliepė budintysis. Pasak kalėjimo departamento budintysis. Pasakiau, kodėl su manim neinformuoja nei tėvų, nei manęs, kad brolis mirė. Sako, galite gal pasakyti brolio vardą, pavardę ir gimimo datą. Pasakiau vardą, pavardę ir gimimo datą. Sako, aš jums perskambinsiu neužilgo. Perskambino. Taip, sako, brolis mirė, su jumis turi rytoj susisiekti, nes turbūt tvarko dokumentus. Laukim rytojaus. Rytas atėjo, palaukim iki pietų, niekas nesusisiekė. Tada paprašiau draugės, kad nuvežtų į Pravienus mane su mama. Ir tenai sužinom, kad brolio nebėra. Atidavė daiktus ir reikėjo parašyti prašymą, kad kūną atiduotų. Ir jokios informacijos net nepasakė, dėl ko mirė, kaip mirė, nieko. Dabar, kiek kartų brolis buvo laisvės atėmimo vietų ligoninėse prieš visą šitą? Mano žinomis 2 kartus. 2 kartus. Dėl kokių priežasčių jisai buvo toj ligoninėje? Žinau, kad vieną kartą buvo dėl rankos, kitą kartą dėl ausies. O ausis, ką turėjo omeny? Kas tai per liga ausis? Pasi puliodavo. Puliodavo ausis. Tai esi brolis, ar tai pasi buvo nuo vaikystės? Nuo vaikystės. Nuo vaikystės. Tėvas su tą pačią lygą sirgo ir jisai sirgo. Tai būnant laisvėje, brolis dažnai lankydavosi pas gydytojus. Taip, tai vadinasi duomenys asmens lygos istorijoje yra. Turi būti užfiksuota viskas. Aha, taip. O brolis skambindavo iš ligoninės, iš lagerio su savo sveikatos bėdom? Tik tai skambindavo iš pačio lagerio, pasakydavo, kad važiuoja rytoj etapų į ligoninę ir grįž kažkur po 3 dienų ir paskambins. Nurodydavo priežastį, dėl ko jisai važiuoja į ligoninę? Taip, pasakydavo, dėl ausies, dėl rankos. Dėl ausies, dėl rankos, o ranka prie ko? Buvo pasilūžos irgi. Lagerį? Ne, laisvė. Laisvė, aha, taip. Supratau. Už ką teistas brolis? Už vagystės. Vagystės. Kada turėjo išeiti į laisvę? Kada sėdo ir kada turėjo išeiti į laisvę? Sėdo 24 man atrodo, ne? Praeitais metais lapkričio gale. Tai 24 metų, lapkričio mėnesį. O kada turėjo laisvę? Išeiti sausio mėnesį pagal 3/4. Ai, tik tai preliminariai 3/4 ir turėjo išeiti. Aha, okei. Būtų įsinešęs 10 mėnesių. 10 mėnesių. Nu. Čia kriminologam apie tiem, kas kalba apie tą pseudo lygtinį paleidimo veiksmingumą. Tai jisai sausio 3 ar sausio 6 turėjo grįžti. O jūs kaip mama, ką galit pasakyti šitoje situacijoje? Šitoj situacijoje, tai ką aš galiu pasakyti, niekam nelinkėčiau tokio skausmo, o labiausia tai, kaip pasakyti, skaudu, kad nors ir nuteistas žmogus, bet nieks nepraneša, nei nieko, turi pati ieškoti, sužinoti iš kitų nuteistųjų. Tai norit pasakyti, kad nei vienas pareigūnas su jumis nebendravo? Niekas nebendravo, niekas nepranešė, kad sūnaus nėra. Tai o dokumentus kažkokius tai apart mirties? Vieną popieriuką aš tik pasirašiau, kai ten nuvažiavom daiktų.
kad kūną galiu pasiimti, daugiau viskas. O daugiau priežasčių Jokių nieko. apie tyrimą atliktą kažkokį tai. Nieko, jie absoliučiai nieko. Visai nieko neinformavo. Dabar mes kalbame su jumis apie tokį dalyką kaip priežastinis ryšys tarp jo ligos, kalinimo vietos ir mirties. Mes atvažiavom į administraciją su mama. Pakilom į įskaitų skyrių, kur dokumentai pasai. Mums tenais pasakė moteriškė sakyti 3 aukštą, 32 kabinetą kepalių. Tenais nuėjom kažkur apie 5-6 žmonės, vyras ir moteris sėdėjo kavą gėrė. Kaip įbėgom, taip padavė prašymą parašyti, norėjo mano vardu, tai mama sako savo vardu rašysiu, aš klausiu dėl ko mirė, nieko sako mes nežinom, pasirašykit kūną atiduos ir Tau sako, dar liepė nuvažiuokit išeiti daiktus. iš kabinetų. Ir sako, važiuokit ten į patį galą, ten daiktus atiduos. Daiktus visus atidavė. Ne, liko telefonas praniškėse ir viskas. Gal dar nesūnus buvo Gal įmetęs ir pinigai nepaleičia? pinigų. Sąskaitoje asmeniniai. Taip. Nu tai čia vis. Bet neteikė jokios Nieko informacijos. absoliučiai. Nuo ko vaikas mirė, sužinojau, kai mirties liudijimą. Dabar būk mielas papasakok tą situaciją apie tai, kas vyko tuo metu, kai jį uždarė dėl kažkokių tai priežasčių į vienutę, kaip jam suteikė medicininę pagalbą, iš kur jūs sužinojote šitą informaciją visą? Iš kalinių. Iš kalinių. Taip. Tai papasakok, ką pasakojo su juo atlikinėję bausmę asmenys. Darius Adomavičius, draugas mano pažįstamas geras, man paskambindavo visą laiką, nes paprašiau, kad jį prižiūrėtų. Ar jisai nevartoja, nieko nesakiau. Brolis, ta prasme, kad Taip. brolį prižiūrėtų. Taip, kad jeigu jisai vartoja, kad pinigų aš jam nesiūsiu. Tai jį prižiūrėdavo. Jisai nuo skausmų sakė, kypišą keldavo, kad jam duotų vaistų. Tai kad kypišą kėlė, jį uždarė į vienutę. Brolis. Brolis kėlė kypišą prieš pareigūnus, kad jam reikia medalį, vaistų, nes jam skauda ausį. Tai pareigūnai paėmė uždarė į vienutę. Ir Mano vienutė žinomis. mirė. Tačiau mes žinome, kad brolis buvo dėl ausies paguldytas į laisvės atėmimo Taip. vietų ligoninę. Ligoninė. Grįžus iš tos ligoninės į pirmasias Pravieniškes, laisvės atėmimo vieta tokia, dabar kaip tai, Pravieniškių kalėjimas, nors kaip tu šūdą neviniok į blizgantį povieriuką, iš šokoladų nepavir. Žinom, kad tai kaip Taip. buvo lageris, taip ir yra. Taigi, sugrąžino jį į pirmą lagerį. Pirmame lagerį jisai pradėjo skūstis dėl skausmų galvoje, ausyje. Taip. Ir jį vietoj to, kad kviestų greitąją, uždarė į vienutę, kad Taip. jisai vienutėj vienas ten kankintųsi. Taip nori pasakyti. Taip, jisai ten ir numirė vienutė. Taip. Ar yra tie asmenys, kurie tai matė ir galės patvirtinti, raštu parašyti Kalinių sąjungą asociaciją arba kreiptis asmeniškai į mane, arba parašyti į jūs ir paduos. Mes paduosime visą tai į prokuratūrą ir į tarptautinius Vienas teisės organus. vienas žmogus tai tikrai ten, kur kartu su sūnum buvo kameroj, tai sakė, jeigu teismai ar kas, aš tikrai liūdysiu. Taip, ar jūs sutinkate, tiek brolis, tiek mama, kad mes kaip asociacija Kalinių sąjunga ir aš kaip Tautvaldas Nukiškis, jos atstovas, sekretorius, visą šitą informaciją pateiksime tiek Lietuvos instancijom, tiek tarptautiniam instancijom, tiek komitetui prieš kankinimą, Europos taryba, Seimo kontrolierių įstaiga, Teisingumo ministerija, prokuratūra ir kitas įstaigas, kokios mes apčiuopsime. Gal aptarinėsim kokiam universitete dar šitą situaciją, ar dar kur nors. Taip, Sutinkame. Okay. Tai mes taip ir padarysim. Visą šitą vaizdo įrašą Negalima taip, įkelsime į... Nuo kada mirties priežastis viešąją ausies uždegimas. Gal žinote pareigūno priėmusio sprendimą uždaryti brolį, būnant Pravieniškių pirmam lagerį su šita liga ir su šita problematika, uždaryti į vienutę, nesuteikti jam medicininės pagalbos, nekviesti greitosios, nekviesti vietos gydytojų. Ir... Jo prašymus, jis rašydavo prašymus dėl tos ausies sveikatos, tai vis atmesdavo Virginijus Petkevičius, man atrodo. Aukštas žilas toksai žmogelis. Mes dabar tos visos retrospektyvos nematome, kokie buvo skundai, prašymai ir ko gero sunku bus juos pamatyti. Jisai, žinokit, su sūnum aš kalbėdavau per vaizdo pokalbius, jisai skųsdavosi, kad atmeta jo prašymus. Dėl gydymo būtent. Taip, dėl gydymo jį turi. O kas būtent atmeta? Ar pareigūnai nesudaro sąlygų kreiptis į gydytojus, ar patys gydytojai jį atstumia?
kas priima tuos prašymus. Tai būro viršininkas. Taip, neregistruoja prašymų. Taip, kaip jisai sakydavo, šiukšlį neišmeta. Okay. Nu, bet faktas tame, kad jis jau buvo Pravieniškėse, nuo vaikystės sirgo ta liga, buvo Pravieniškėse ir visi matė asmens ligos istorijai, kokia yra problematika. Taip. Tai yra tiesioginis priežastinis ryšys su patirtais kankinimais, teisė gauti gydymą, teisė į gyvybę ir teisė į objektyvų tyrimą. Visas tas 4 teisės išvardintos, tai yra jūsų sūnaus atžvilgių pažeistos. Nu, suprantat, aš su juo, kai paskutinį kartą kalbėjau per vaizdo ten tą pokalbį, jisai kai tik buvo grįžęs. Nu, iš ligoninės. Ir skundėsi dėl... Sako, va, išrašė man lašiukų, kad į ausį ir sako antibiotikus, kad pagerti ir atseit išgysiu. Bet sako, vis tiek man bėga tie puliai iš ausų. Na, situacija buvo tokia, kad... Pas jį bėgdavo, Puliuodavo ausis ir puliais įsiskirdavo. Taip, jisai atsikeldavo po nakties, pas jį paduškos užvalkaliukas visas puliais. Čia lagerį. Ir namie tas pats būdavo. Ir namie tas pats būdavo, ir lagerį. Dar kartą pasikartosiu, lagerį tai galės patvirtinti tie kaliniai, kas su juo, tai labai svarbu. Vienas tai tikrai galės. Aš susisieksiu su juo viską jau. Okay. Tikrai. Noriu jūs informuoti, kad tokioje situacijoje, aišku, kalbėti apie piniginę satisfakciją, tiesiog amoralu, bet vis dėlto jūs turite teisę, kaip artimiai, kaip mama ypatingai, pareikalauti iš Lietuvos valstybės kompensacijos už savo vaiko mirtį. Nu tai taip, tai jie man 23 metų sūnų pakišo po velėną. Taip, labai apgailestautina, bet Lietuvoje tai nėra atsitiktinis atvejis. Brolis, kaip suprantu, daugiau žino tą sistemą. Be to mes pokalbį pradėjom apie prevencinės grupės siautėjimą tiek Alytaus kalėjime, kur išpjauta buvo blužnis, Marijampolėje, kur galva buvo suskaldyta, Vilniaus lageryje 8 asmenys kreipėsi į gydytojus dėl stipresnių ir mažesnių sužalojimų. Taip kad čia nėra vienetinis atvejis, paštrėjimas iš pareigūnų pusės smurtavimo, tai yra dabar kažkokia tendencija tokia, sėtina tai su administracijos pokyčiais kalėjimų tam departamente, tarnyboje, tai būnė, kaip jie ten save vadina. Tai va, tokia yra situacija. Mes tai siejame tik tai su administracijos smurtiniu požiūriu į nuteistuosius. Dar su sūnum spalio gale kalbėjau, sako, va, mama, jau senai nerūkau, pradėjau, kad 10 klasių baigt, sako, šalkalvio specialybė, va, sako, išeisiu sausį, turėsiu specialybę, viską, va. Ir baigėsi. Jo, ir išėjo žmogus. Taigi ką, buvo tada malonu, tiksliau koks malonu, aš savo pareigą atlikau, su jumis pakalbėjom, imsimės tada teisinių veiksmų ir pradėsime judėti. Tai kitiem palinkėsiu atsižvelgti visą šitą situaciją ir mažiau bijoti kažko tai, o viešai kalbėti apie tai, ką patiria ten lageriuose, o ne čkarėzinti. Nereikia bijoti, nes jie iš viso sužvėrės.